be 10 minučių 9. Lietaus nėra kol kas, bet vėjas ledinės. Tai dabar šiandien tikslas iš šiaurinės pusės pervažiuoti pietų pusę. Tai čia Blondus miestas liktai buvo. Važiuoju iki Selfosą. Pakeliui kirsiu salą 35 keliu, kuris eina neasfaltuots žvyrkeliais. Ir pakeliui yra ten ir ledynai atrodo, ir kalnas spalvots kažkoks. Tai prie jo privažiavimas dar neatidaryts, uždaryta yra. Tai gal kažką tai iš toli pasižvalgysiu. Ir čia išvažiuoju apie 5 laipsnių šilumos. Ten jau turėtų būti labai labai šilta. Visą 12 gali būti šilumos. Ir bet svarbiausia, vėjas gali būti ne šiaurės, bet pietų pusės, ten toks besikeičiantis ir silpnesnis. Nes čia tai daužo, tas vėjas daužo. Tai va, kalnai va tokie. Važiuojame 35 kelią. Tokiu oru mes vis turim arbatytės. Kągi, pasidarykim sipilt. Kadangi jau esame vietai, tai pabandykim užklijuoti lipduką. Užklijuosim lipduką. Gal laikysis. Bent jau tam kartai. Akmenis prasidėjo. Ja, jau nebepaliksi. Bet šilčiau. Jau čia visai faina. Jau galės nusivilkt džemperiuką kokį. Nes čia jau bus veiksmo. Turbūt išvairuoti visus tuos akmenynus.
Man jau šviesa tunelio gale. Jau matau ne saulutę, o dangų prašvindantę. Jau ir rūka tokia nebėra, čia lašnuoju tik tais vienas kits lašiuks. Kelis pusę velnio, o tik tais tokius apvažinėti reikia. Bet jau ten va kalnai jau matos. Pirmas upelis mano. Toks mažytis, kad nejuokinga. Saulutė išlindam. Kalniukus biškį apšvietėm. Iš karto šilta pasidaro, tik saulė pašviečia. Vėjas tai rankas nušaldė labai, bet pačiam tai jau labai gerai, kad ir va šviesiau, šilčiau ir gerai. Koksai kelias vingiuotas. Na ir ką mes čia pamatysime ant to kalno užkilėm. O, ten toliau kelias uždaryts yra, bent kokiu atveju aš nepravažiuosiu. Tikriausiai reikės grįžti atgal, bet galim pasižiūrėti, kas čia yra. Kirlingar fjord. Vertėjo atvažiuoti. Akį saulutė šviečia tarp debesų. Visai faina. Kaip jums vėl vaizdeliai kitokie. Kalnai snieguotėm. Dabar 689 metrai aukštis. Nu va, kokiais sniegai. Čia reiškia iš šiaurinės pusės nenutirpęs sniegs. Ir važiuojam, kol davažiuosim, kiek jau leis čia mums tas kelias. Įspūdinga. Vertėja čia važiuot. Dabar pakilom 717 metrų, prie tų kalnų visai jau priartėjom su sniegais. Įdomu, kiek čia atstumo leis man važiuot dar. O, ir link bazę. Va taip tokie ir vaizdai.
gal jau ten ir nebevažiuosiu į tą kalną. Jau gal ir užteks. Pasižiūrim, ką mes čia turim. Mes turim bazę, čia gali eit pasivaikščioti žygius, gali sinuomoti tuos bagius, pasivažinėti. Čia surašytas kokias kalnų viršūnės matos, ko čia yra. Šičiam čia yra žygiai, kuriuos galima praeiti. Ir kada čia šalta ir vėjuota. Šalta ir vėjuota. Tai va, mes per čia atvažiavom. Nu, gal ten toliau tikrai nevažiuosiu. Kažin kam sunkiau, ar šitam dviratininkui, ar man. Jaučiu, kad jam. I just want to go home. Va, ledyno liežuvis išsikišęs į apačią. Įspūdingai. Hello, okay? Okay? Kokias gėlytes. Čia jau keli kilometrai tokie laukai. Ir viskas labai fain, svengiu atskelsiu. In fields of stone beneath the sky, I learned to breathe, I learned to cry. My father's axe, my mother's pride, in barren lands our dreams collide. The frost was hard
krioklys tai geras. Gal net geriausias, kurį mačiau. Dabar pas mane vasarą atėję. Va jau be striukės, jau su džemperiu važiuoju. Bet kai vėjas koš, tai nėra šilta. Bet va priekį kokie kalnai dar irgi su vaizdais. Ir debesis tokie vaikšta, gali dar būt biškai lietučia, bet čia jau nebe tie debesis nusileidę ant žemės. Ką mes čia dabar turim aukščio 170 metrų. Nakvynę planuoju Selfose kažkur tais. Pažiūrėsiu dar vadovą po geizerę, tada jau rinksiuos nakvynės vietą. Įdomus reikals, visą dieną važiavau tuo 35 keliu. Nesutikau nei vieną motociklą. Iš viso nei vieną. Ir čia dabar Gulfose aikštelė irgi nebuvo nei vieno. Kur motociklistai? Gal jie nedurni tokie kaip nevažiniai? Arkliukų ferma. Štai dūmeliai jau rūksta. Geizeriai. Pamatysim pietų pusę. Bet čia jau gamta, tiesiog medžiai. Tundra baigės. Prasideda. Kaip su mumis Lietuvos miškai. Tokia miškelė dar suradau pastovėti biškę. Ir tada galim parodyti, kokį motocikliuką mes turim purviną. Šiandien dieną lempas biškį prakrapščiau, kad matytus. Ir bandau dabar važiuoti į Selfoso miestą, surasti plovyklą, kad
neaišku kaip tenais su jie elgsimės, bet reik nusiplaut, kad žmonių negazdinta. Ir buvau girdėjęs, kad uodų nėra čia, bet va maškio, kažkokias maškės skraida šičia. Ir čia jeigu taip jau palapinę statytis va tokiai vietai, būtų biški nekas. Bet eim kaip uoga motocikliuks. Viskas čikia. Nieks neatsipurtė kol kas, niekur nieko. Purvus nuvalysim, nuplausim. Ir bus kaip naujas. Gerai, labai patenkins. Nu ką, važiuojam į plovyklą. Kokį kalną davažiuoju. Net į viršų žiūrint. Sunkiai matos. Gerai atrodo. Kur ne kur žvejų matos. Kažką žvejoju. Dažnai įsibridę būni vandenį. O koksai slėnis sala. Kokia. Bet jau nebestosiu. Nebėra laiko. Varo greičių kempingą. Kokie rieduliukai nuo kalno nuriedėję. Bet jau senai matos jie nuriedėję. Apsamanoja. Ir vėl debesis, vėl dangus. Su lietaus debesim. Kiek galima. Nu, bet nors ne tas rūks amžiams. 12 laipsnių, 6 metrai vėjas, tai čia viskas labai normaliai. Labai normaliai. Nakvynėje apsustojau mažame miestelyje už Selfoso, prie pat jūros esančiame kempinge. Pasivaikščiojau pakrantę, apžiūrėjau padidinto pravažumo vietinių gelbėtojų automobilius ir jų vietinį meną. Oras buvo gražus ir buvo kiek netikėta per vieną dieną iš šalto rudeniško oro patekti į gan šiltą vasaros vakarą. Tuo labai džiaugiausi ir laukiau, kuo rytojus mane nustebins.